Nu, bičiuliai, žiūrėkit, kokį hatchbacką Superbą turim. Neblogas variantas. Kaip sakant, tuoj viską surodysiu, niekur nedinkit. Autobrokeris.com svetainėje rasite visus mūsų parduodamus automobilius. Šiandien šeštadienis, nemažai prasidavėm, taip kad užeikit, pasižiūrėkit, ką turim. Kas dar, kaip sakant, yra neparduotas ir galėtumėt įsigyti, jeigu kažkas tiks ir patiks. Skambinkit, atliksit, apsižiūrėsit, įsivertinsit, pasivažiuosit, pasibandysit ir galbūt įsigysit. Nu ir būtinai, aišku, pasiekite mūsų socialinius tinklus, važiuojam Autobrokeris Facebook'ą, Instagram'ą bei TikTok'ą, kaip kam patogiau. Tam, kad nepraleistumėt gerų variantų, kai juos gaunam, pamatytumėt juos pirmi ir spėtumėt įsigyti. O dabar einam prie temos, bičiuliai. Škoda Superbas. 2017 metų 12 mėnesio, tai praktiškai 18 metai. Hatchbackas, kaip sakiau. 1,8 litro, 132 kW benzinas. Benziniukas. Neblogas tas variklis iš tikrųjų. Turim distroniką. Atstumo palaikymą, susidūrimo prevenciją. Turim gražią spalvykę. Superliukų. Graži spalvytė. Viską. Taip pat turim bagažinės liftą. Bagažinės liftą, partronikai. Bagažinė, žiūrėkit, kokia didumo. Kaip hatchbackui, tai čia wow. Drąsiai tilpčiau ir galėčiau, kaip sakant, būti 6 keleivis. Tai va, kas toliau? Kebuliukas gražus. Čia o tokia viena maža plimpikė yra. Turbūt net nesimato ant kameros. Vienas kitas smulkus nuo akmenukų, kaip sakant, padaužimas. Na, daugiau atrodo gražiai. Lietuvoje pirktas, Lietuvoje prižiūrėtas. Visos absoliučiai sąskaitos, viskas yra. Pažiūrėkit, kiek vietos gale. Beleka čia. Beleka. Juodas saloniukas. Medžiaginis. Laikrodis netgi yra. Su temperatūra. Galėsėjantiems keleiviams. Taip. Ką toliau turim? Turim aklą zoną. Pritamstančius šoninius veidrodėlius. Veidrodėlių šildymas. Elektra valdoma viskas. Vairuotojo sėdynė, žiūrėkit. Čiki viskas. Pilnai elektra su atmintimi. Automatinės šviesos. Distroniko valdymas. Pilnai multifunkcinis vairiukas. Start-stopas, autoholdas, bagažinės liftas atsidaro taip pat iš vidaus, automatas. Turime šildomas sėdynės priekyje, multimedija. Taip, ką čia dar turim? Taip, navigacija. Ar yra, ar nėra? Nėra. Navigacijos nėra, bet šiais laikais, kaip sakant, visi realiai naudojasi veizu. Tai vat, akinių dėklas, akiniai, aišku, kaip visada, irgi nėra. Ridos turime 172 000 km, viskas, kaip sakiau, tikra. Sąskaitas neparsinešiau, yra namelyje. Nu, žodžiu, atvažiuosit, parodysiu. Sąskaitų kuokštas, viskas daryta, tvarkingai prižiūrėta, kaip priklauso. Tai va, toks variantas jūsų dėmesiu, bičiuliai. Jeigu domina, kaip sakant, skambinkit. Šito automobilio kaina hibrytė yra tokia. 13 300 eurų. Kaina negalutinė, galimas darybos, galimas finansavimas, 4,5% metinės palūkanos, jokių riborų, jokių nesąmonių. Savininkų esate jūs ir, kaip sakant, niekam jokių ataskaitų prasifinansavus nereikia dalinti. Su automobiliu darite, ką norit, jokių, kaip sakant, problemėlių. Tai va, bičiuliai, domina toks automobilis, rašykite į Važiuojam Autobrokeris Facebook arba Instagramą, arba skambinkite nurodytu telefonu virš mano galvos. Tam kartui tiek, susitiksime sekantį sykį. Iki.